Kolegos, kviečiu ateiti arčiau, matau, kad kas jau kartoja, tai tiesiog žinot, kas čia turi. Šiandien lygiai taip pat ir jūs esate to dalimi. Pirmas apalas, kaip suprantu jums. Šiemet jo. Bus lietaus, bus sausa, bus karšta, bus šiek tiek purvo, bet bus daug geros kompanijos. Manau, dar daugiau malonumo, dar mažiau streso. Malonumas yra važiuoti ir malonumas vakare pasidėti prie laužo. Čia mūsų žymusis yra Beždžionių Buivydžių tiltas, kuriuo mes važiuodavome kažkada tai su motociklais. Ir ne tik tai lengvaisiais, bet ir sunkiaisiais. Ir čia nebūdavo labai lengva pravažiuoti, taip pat sviruodavo viskas, judėdavo. Ir po to uždraudė, nes, metai, žinokit. Štai ir šlipsas! Karšta žarnelė nutrūko radiatorius ir išbėgo antifrizas, tai kolegos partneriai. Karšta buvo. Karšta. Puiku. Pirma diena, net nesitikėjau. Galvau, bus net lengvesnė kaip pirma diena, bet šiandien tai tas ruožas tai buvo labai toks įspūdingas, sakyčiau. Tai važiavo, iš tikrųjų, atrodė mažai kilometrų bus, bet kažkaip užteks. Labai gera distancija. Pabatonavom biškį, išsimaudėm purvę, paremontavom, bet atvažiavom. It's been a good day. I had a mud bath today. Mud bath. Yes, I tipped the bike over and I fell down into a big pool of mud with my head underneath and everything. Ką pažinote? Atominė labiausiai. Atominės apšilimo kanalus. Mačiau nelabai kas važiavo. Dar yra. Mes dar galim pajungti atominę tikrai šiandien, jeigu eisim. Šiandien. Tai galim pajungti. Atgal. Esame Visagine ir tai yra pirmosios APL dienos pirmoji stovyklavė. Startavo medininkuose šį rytą ir tai jau buvo 20 APL startas. Ir labai džiugu matyti, kad susirinko 100 dalyvių, visų degantys veidai, ištroškę enduro akis, pravažiavom visą dieną. Tai pabaigoje irgi labai įdomu stebėti, nes vienų akį žyba dar labiau, kitų tokia šiek tiek pavargę, bet svarbiausia, kad visi laimingi ir visi tikrai važiuos toliau. Diena buvo, pirmos dienos yra tokios sunkesnės, todėl kad po ilgesnės pertraukos kai kurie būna pratę važiuoti ar tiesiog nesusivažiavę savo komandose. Tai pirma diena tokia gal sunkesnė, apsipratimo, prisitrinimo viens prie kito. Bet šiandien buvo labai smagi diena. Pirma pusė buvo tokia gal daugiau žvyro, šiek tiek lengvesnė. Čia prieš finišą turėjom sportinių tokių režimų, gerų pelkučių, tai emocijos tikrai labai įvairios.
netaip sakau, įvairios, neįvairios, visos jos geros, tik tai vieni su daugiau nuovargio, kiti su daugiau džiugesio, pagaliau susirinkę, pavakarieniavę, dalinasi dienos įspūdžiais ir tai yra smagiausia APL dalis. Labą rytą, APL TV, ką taip sunkiai nešat? Daiktelius? Daiktelius? Kažkaip daugoka čia jų? Savaitę vis dėlto. Koks šiandienos planas? Gazas dugnas. Atvažiuoti. Įveikti dar vieną dieną. Smagią dieną. Perdavimo aktas. Valio, yra. Jaunai kartai. Oi, labai gerai, iš ryto kaifas, taip, anaip. Įveikėm, viskas gerai. Grandinę buvom pametę. O šiaip viskas gerai. Atvažiavom. Organizatoriai ir sakė, bus įdomių vietų ir jų buvo. Baigėsi antroji diena. Pilna įspūdžių, labai sėkminga, labai įvairi. Startavome Visagine, trekas buvo piktas. Gavau ir pagirų, ir nusiskundimų, bet visi patenkinti, visi sveiki, svarbiausia, grįžo į stovyklą. Aplankėm Stelmužės ąžuolą, iš tikrųjų Rokiškio, Zarasų rajonai, gamta labai graži, kalniukai, pakalnės, ežeriukai, vingiai, tai tikrai dalyviai pasisėmė įspūdžių. Gamta, kaip vakar sakiau, po pirmos dienos, labai gerai, kad palijo, nedulkėjo. Bet iš tiesų tai gavom labai daug lietaus, tokio pikto, kad uždengia viską, net nesimato, kur važiuoti. Tai iš tiesų sąlygos buvo labai įvairios ir gruntas buvo labai skirtingas, netgi tie patys platus žvyrkeliai, kur gali tikrai atsukti ir mėgautis kalniukais, posūkiais, tai buvo tokie slidūs ir molingi. Taip, kas dar įdomaus? Šiandien Varadero alėja. Varadero alėja vadinasi todėl, kad kažkada tą atkarpą pravažiavo netgi su Honda Varadero, buvo toks motociklas. O tai yra turbūt net nevažiavo, o tą 1,5 kilometro visa komanda tą Varadero nešė ant rankų. Tai ta atkarpa dabar ir vadinasi Varadero alėja. Tai
vietiniai enduro ir APL gerbėjai mus pasitiko, sutiktuvės fantastiškos, padaryti plakatai, kelio ženklai, kad čia yra Varadero alėja ir jie sutiko visus dalyvius, sveikino, priėmė kaip svečius, tai ačiū labai. Na, po Varadero alėjos, kas toliau? Tada buvo labai didelis lietus, tai kažkas pralaukė, kažkas važiavo toliau. Taip atvažiavom į Biržų rajoną, aplankėm šiauriausią Lietuvos tašką ir atvažiavom į sodybą, kuri yra Nemunėlio upės kranto. Vakaras nuostabus, vieta nuostabi, tikrai gali visi pailsėti, atgauti jėgas ir nusiteikti rytdienos kelionį, nes rytoj laukia virš 400 km. Tai bus visko, bus nemažai žvyro, bet bus ir piktesnių vietų, taip pat kaip šiandien, bet nakvynės vieta prie Būtingės, prie Baltijos jūros, tai manau irgi tokia kaip ir šią akimirką dvasinga vieta, tai manau, kad visi dalyviai turės pačias geriausias Labryt. Einam maitintis. Skanaus. Trin minkšta ir... Buvo puikus greičio ruožas. Kaip į Virkų į tokius krūmus pravažiavau, nėra jau, kur sakau jis dingęs. Buvo tokios košės truputį, labai neblogai buvo. Suplyšo, pilnai. Važiavimo mažeikius, ačiū Dievui, ūkininkas pagelbė, bet ūkininkas būtumėm likę ten kažkur. Labai, tu peklan. Nei skaudu užpakalį, nei ką. Nu taip viskas gerai, visko yra. Ir kai tik tai jau atsibosta, tie žvyrkeliai iškart kur nors techniškesnė trasa ir toliau. Labai gerai, pasistengė. Tiek. Esam Būtingi, gražioje stovyklavietėje. Šiandien vėjuota, čia stovykla tokia pikta, bet vėlgi buvo puikia diena. Labai ilga diena, 430 km. Dabar pasivaikščiau tarp dalyvių, pasiklausiau įspūdžių, pasiklausiau jų pasakojimų, nes šiek tiek baugoka buvo, nes tikrai daug kilometrų. Tai visi laimingi ir visi sako, kad diena viršijo lūkesčius, net nesitikėjo, kad tokia bus įdomi ir įvairi. Didžiausias įspūdis turbūt Akmenės karjerai, ten su pakilimais ir nusileidimais. Praktiškai visi važiavo tas piktas trasas, išlindo ten šlapiais batais, šlapiom kelnėm, mocai, apkybė žemėn ir taip toliau, bet visi laimingi ir didžiavosi tuo, ką padarė.
durpynę. Gerai buvom pakibęs. Gėlis trynėsi į šlaunelę. Ir trynė šlaunelė, šlauneliai buvo neskanu, jinai skundėsi labai garsiai. Tai mes Kaip jums šiandien poilsio diena? Poilsio diena. Nivelnė. Tarkėmės mūsų kokias 4 valandas. Buvo įvairas, Klaipėdoje Regitra numerys, vėliau Jamateka. Taisėm, bet dar taisys. Jo, gera diena, smėlyje reikėjo biškai padirbėti. Pajot paskui už smėlio. Na čia smagu, visai gerai. Mėlynai liuks, galim prisiminti motokrosą. Sankaba, du pirštai prilipo. Griūnu ant šono, bet sankaba vis tiek nepaleidžia. Ketvirtoji APL diena, esame Rusnėje, važiavom iš Būtingės, iš gražios stovyklos visai šalia jūros. Dalyviai važiuoja visą dieną, suka daug kilometrų, tai šita diena buvo trumpesnė, apie 200 kilometrų. Ir pusiaukelėje Klaipėdoje Jamatechos salone galėjo sustoti ir susiremontuoti kovinius randus ir žaizdas, kalbu apie motociklus. Tai keitė ratus, keitė grandines, plovėsi filtrus, visi susitvarkė ir, na ką, vis tiek tai yra APL, negalima dalyvių palikti be įdomesnio treko, tai iš Klaipėdos visi važiavo poligono Smėlynais, atvažiavome čia į stovyklą ir graži tradicija vakaro pabaigai lėčiausio važiavimo rungtis. Tai mes esam ką tik po jos, visi pilni tokio azarto dar, nes buvo tikrai gražu žiūrėti, dalyviai važiavo super lėtai. Netgi nebuvo aišku iki paskutinės minutės, kas laimės, o antrą vietą užėmė tai dalyvis su motociklu, sunkiau su teneriu 700, tai buvo tikrai įdomu stebėti. O rytoj diena tradicinė, jau ilga, finišas Vištytyje, tai labai gražus maršrutas pagal Nemuno slėniais, Smalininkai, Jurbarkas iki Vištyčio, tai tokie, kaip aš sakau, tikrai smagus techniniai ruožai pagal Nemuną, ten kur suneštas smėliukas, bet jis toks suplūktas, o jau smėlio bus poryt, tai nuo Vištyčio iki Zervynų, gražios vietos, Druskininkų miškai, Nemuno slėniai, pirmosios didelės smėlėtosios atkarpos, žymusis Dakaras iki 3 sienų Lietuva, Latvija, Baltarusija. Tai laukia tikrai dar įspūdinga kelionė ir susitiksime kitą dieną. Labas rytas. Labą rytą. Kaip gyvenate, kaip nuotaikos, nes mūsų nuotaikos labai geros. Pasiruošę šturmuoti naujus etapus ir atkarpas, ir upes, ir akmenis, ir viską. Kokie lūkesčiai dienai? Patys geriausi. Naujų iššūkių, naujų potyrių ir jokių traumų. APL galima gauti ir pusryčius į lovą pasirodo. Ne visi gauna, bet galima. Skanus pusrytėliai.
muziejo. Sveiki. Lankytoje grįžo. Žikt ir čia. Nu, namą gal pirkti. Namą norite? Nu, namą. Kas yra apvalas? Sunkus ir daug energijos valgantis iššūkis motociklui. Smagus dalykas. Smagus važiavimas. Toks ribas praplečiantis iššūkis. Geras atostogas. Dabar iššūkis. Kai pabaigsiu, ko gero bus praeitas etapas. Kodėl važiuoja apvalą? Dėl to, kad noriu važiuoti aplink Lietuvą. Tikrai įdomių vietų pamatėm. Viskas čia gražu, viskas super. Nes 20 metų svajojau, kad Tai ir noriu iš savo komforto zonos išeiti ir, kažką naujai galėt mokėt. Tai čia žiauriai geros pamokos. Kiekvieną dieną. Aš važiuoju būtent dėl to, dėl naujų draugų, pamatyti senus draugus, nes kartais būna taip, kad tu tiesiog susitinki su tai žmonėm vieną kartą per metus ir tai yra apvailas. Jau 5 diena ar tik 5 diena? Aš šiandien kaip tik važiuodamas galvojau, žinok, jau biškai gaila darosi, kad suprantu, kad 2 dienas liko. Gerai galvoti. Nežinau, ar čia gerai ar blogai. O tu nori, aš suprantu, tu nori, aš pasiruošiu ir man. Tai va, o šiandien trekas, jo. Kaip įprasta, Izervinas atvažiuoja, pusė atvažiuoja su tamsa. Tai irgi lauksim visi. Daug smėlio, daug gerai buvo, labai smagiai iš tikrųjų. Buvo daug smėlio. 3 bakai. Šiandien? Jo. Lankstami apartamentai. Patogus apartamentai buvo. Labai patogus. Pas mane yra iš Zervino APL pekas. Aš tašę turiu susikrovęs APL, tai šį kartą atvažiavau į garažą, tiesiog ją pasėmiau ir jau į busą. Nieko, nereikia nei žiūrėti, ar yra, ar nėra. Kaip ten yra keli važiuotojai, kurie tik APL motus naudoja, tai pas mane yra tas toksai pekas. Varom numė. Numė? Kas yra apvalas iš tikrųjų? Visi suprantam, kad tai yra kelionė aplink Lietuvą, bet... Moto atostogos, vakarai nuostabus, tokių pačių bepročių draugų draugijoje, mokykla, kurios niekur tur negausite Lietuvoje. Važiuokite APL. O kodėl tu važiuoji apvalą? Kelintas tavo apvalas? Nebe
neturiu skaičiaus iš tikrųjų, bet manau, kad kažkur arti kokių 8, 9, nu nedaugiau 10. Tai vat džiaugiamės šiandien, kad jau va, su sūnum galim važiuoti ir sūnus jau netgi taikosi į vieną kitą motociklą. Nu gaila. Mes tai padarėm. Po 10 metų pertraukos. Gerai. Kažkaip greitai laikas prabėgo. Paliksiu, sakiau. Vėl lauksim kitų metų. Ekspertai viską įvertina. Ruošimės. Geras atostogas. Toks benzino kvapas savaitę. Smagu. Tai galima apelą važiuoti su GS-u? Galima ir nieko neskaitom. Stiprių rankų, kietos šiknos, daug padangų ir gerų emocijų. Baigėsi 20 APL-as ir mes, Enduro klubas, taip pat APL važiuotojai dalyviai, metus skaičiuojam ne nuo naujų metų turbūt, o nuo vieno APL iki kito. Taigi dar vienas tas pasiruošimo APL-ui, ilgo pasiruošimo APL-ui, jo važiavimo ciklas baigėsi, prasideda kiti metai, ruošimasi kitam APL-ui, planavimo, atostogų planavimo, maršrutų planavimo. Tai ką, susiplanuokim, pailsėkim, treniruokimės ir susitiksim kitais metais. APL čia Medininkas. Iki.